Labas atvykus į tinklalaidės Love Act Unfiltered epizodą. Saugią erdvę kalbėti apie viską. Welcome to the podcast episode of Love Act Unfiltered, the safe space to talk about everything. Šiandien sveikiname su jumis iš epizodo, kuriame Magdalena kalbins etikos ir gyvenimo įgūdžių mokytoją Kamilę bei mane, lytiškumo ugdymo edukatorę. Epizodą kuriame projekto Love Act metu kartu su organizacijomis Diversity Development Group ir įvairovės edukacijos namai. Taip pat už aparatūrą tinklalaidės įrašymui norime atskirai padėkoti Atviram jaunimo centrui Žalianamis. Tad klausom. Labas visiems ir visoms. Sveiki prisijungę prie podcasto Love Act Unfiltered. Saugi erdvė kalbėti apie viską. Mano vardas Magdalena, diskusijos moderatorė ir čia drąsus jaunimas kalbina svečius lytiškumo ugdymo temomis. Šiandien svečiuose yra pas mus Lina. Labas. Labas. Ir etikos ir gyvenimo įgūdžių mokytoja Kamilė. Labas. Sveiki. Ir Kamilė mokykloje dirba su paaugliais, tai toks įžanginis klausimas ir būtų apie paauglių gyvenimo amžiaus tarpsnį ir kokie pagrindiniai iššūkiai kyla jiems. Tai turbūt kiekvieno paauglio iššūkiai yra kažkiek ir skirtingi, bet tuo pačiu ir panašus. Tai ta paauglystė arba perėjimas iš vaikystės į suaugystę dažnai nebūna lengvas jauniems žmonėms. O gal tokie, kur pastebiu labai panašus dalykai, kur bendrai daugiau mažiau visiems tinka, tai ir klasėje labai matosi, tai yra tas norėjimas ir pritapti, bet tuo pačiu ir savo kažkokio unikalumo, individualumo paieškos, bet taip pat ir tas klausimas, kur ta pradžia tokia, ar normalu, kad, ar aš normalus, normali. Tai va tokie abejonės, dvejonės pasimetimas gana dažnas dalykas jaučiamas. Turbūt apskritai, kadangi keičiasi ir jauno žmogaus ir kūnas vis tiek, kūno pokyčiai tam tikri vyksta, jausminiai, minčių pokyčiai, tai irgi kartais jaunam žmogui yra sunku tai priimti, su tuo pabūti, tame išbūti ir nepulti ieškoti savyje kažkokių tai minusų ar trūkumų, o tiesiog priimti tai, kad čia kas su manim vyksta yra normalu ir tiesiog galbūt reikia su tuo pabūti. Šiuolaikinis žmogus daug laiko praleidžia socialiniuose tinkluose ir jie gali tikriausiai daryti įtaką besiformuojančiam jaunuoliui ir jaunuoliai. Tai kaip tu manai, kokį būtent poveikį socialinės medijos gali turėti jaunų žmonių savęs suvokimui? Labai geras klausimas, nes iš tikrųjų su socialinė medija tai tokia komplikuota iš tikrųjų šitą temą, nes kiek su savo mokiniais teko apie tai ir kalbėti, o tai labai dažnai yra tema, nes jie daug ir patį TikToką naudoja, Instagramą ir tenai tų idėjų yra nuo A iki Z ir kartais iš tikrųjų galima tame ir pasimesti ir išgirsti tam tikrų ir klaidingų kažkokių dalykų, įsitikinimų, nuomonių. Iš kitos pusės galima išgirsti ir labai palaikančių ir priimančių tų minčių tokių. Tai iš tikrųjų manau, kad socialinės medijos ta įtaka priklauso tiek nuo to, kaip jaunas žmogus kuruoja savo socialinę mediją, nes vis tiek mes atsirenkame, ką mes žiūrime, ko mes klausomės. Tai jeigu kuruojama yra, mąstant kritiškai, atsirenkant neigiamą ir teigiamą ar ne informaciją, atsirenkant tai, kas yra paremta turbūt mokslu ir faktais ir kas yra daugiau galbūt ir kartais ir politinės tokios žinutės ir kažkoks dėmesio pritraukimas ir panašiai. Ir kitas dalykas ir nuo paties žmogaus, kaip jisai sugeba atsilaikyti prieš tą tokį srautą labai labai skirtingų dalykų. Jeigu aš gyvenu taip, kad aš save labai gerai jaučiu, aš su savim galiu pasikalbėti ir galiu atsirinkti, su kuo aš sutinku, su kuo nesutinku ir tvirtai savyje jaučiuosi, tai ta tokia įvairovė informacinių žinučių manęs galbūt nelabai sutrikdys. Tačiau jeigu aš jaučiuosi labai pasimetusi ir daug man labai tų klausimų kyla ir aš savyje nesijaučiu labai tvirtai, ta informacinė įvairovė iš tikrųjų gali trikdyti. Bet sakau, iš kitos pusės irgi gali būti, kad žmogus ras kažkokią tai palaikančią tą terpę toje socialinėje medijoje, kur galbūt gyvai mokykloje, namų aplinkoje tarp draugų jis ar jį to nepatiria. Tai irgi gali būti tam tikra saugi zona. Tai toks labai komplikuota šita tema yra ir manau svarbiausia yra mokyti jauną žmogų atsirinkti ir kritiškai mąstyti. Tai aš dabar noriu paprovokuoti. Mėgstu provokuoti šitoje temoje. Gerai, mano tai klausimas toks yra tada. Dažnai mes sakom, ar ne, ypatingai lytiškumo edukatoriai, ten, žodžiu, apskritai visi, kurie kalba ir visos, kurios kalba apie interneto saugumą, dažnai sakom, ar ne, reikia mokėti atsirinkti, reikia mokėti kritiškai mąstyti. O tai nuo ko pradėti tada mokytis?
Nes kažkaip, man atrodo, yra labai paprasta sakyti, žiūrėkit, mums reikia atsirinkti, nežinau, profilius TikTok'e, profilius Instagram'e, kurie yra patikimi, o kaip tą padaryti, nes, atrodo, kad visi juk patikimi gali būti. Nežinau, aišku, čia ilgas toks darbas dėl to kritinio mąstymo. Tiesiog ir pati su mokiniais dažnai kalbu, kad jeigu bandoma irgi sukelti kažkokias stiprias emocijas, ypatingai baimę, tokį nepasitikėjimą ir priešiškumą prieš kitus ar kažkokią grupę žmonių, tai iš tikrųjų reikėtų labai suklusti ir tiesiog pasigilinti kažkokią idėją. Tai jeigu tai pateikti pavyzdį, tai yra buvę, kad ateina mokiniai ir sako man, kad dabar yra madinga būti gėjumi ir lesbietė ir jaučiu, kad yra toksai labai didelis priešiškumas prieš žmonių grupę ir ne dėl to, kad čia dabar yra madinga tai būti ir čia mados reikalas ir taip toliau. Ir man iš karto kilo klausimas, iš kur tu tai žinai, iš kur tu tai girdėjai, kodėl tu turi šitą tokį faktą. Tai sako TikTok'e. Čia žodžiu TikTok'e dabar labai daug kas kalba apie tai. Ir iš karto klausi kažkokių tai klausimų, bandai išsiaiškinti, ar ne, kokios yra apskritai, koks suvokimas bazinis yra apie seksualinę orientaciją, ar tai yra dalykas, kuris, kaip mokinys tai suvokia, ar tai suvokia kaip pasirinkimą kažkokią, ar kad tai yra tas įgimtas ar ne dalykas ir iš to pradedi narplioti, kurioje čia vietoje galėtų būti kažkokie netitikimai ir kaip kritiškai įvertinti tą išgirstą informaciją ir galbūt kažkokiais būdais ją galima patikrinti. Irgi tiesiog labai dirbti su jaunais žmonėm, kad ten, kur iš tikrųjų atskirti tą tokią provokaciją, ypatingai emocinį tokį, ar ne, kad sukelti kažkokią baimę, sukelti kažkokį priešiškumą, norą kažkaip ar tai pasityčioti iš kažkokių žmonių ir panašiai. Tai šitoj vietoje tiesiog atsargiau pasižiūrėti į išgirstą informaciją ir ją įvertinti apgalvojus plačiau. Aš esu turėjus tokią patirtį, kai su vienais jaunais žmonėm kalbėjom ir būtent šitą temą apie internetinį saugumą apskritai ir viena mergina sakė, kad tai aš iš tikrųjų pasižiūriu vieną šaltinį, tada antrą šaltinį, tada trečią šaltinį ir tada susidarau bendrą nuomonę ir aš galvoju, tai kad didžioji dalis suaugusių net taip nedaro. Ir aš esu patyrus, ypatingai Facebook'e, jeigu atsiranda kažkokia, pastaruoju metu turbūt čia vienas didžiausių buvo dėl olimpinių žaidynių, dėl boksininkės, kur tiesiog man pradėjo žmonės siųsti žinutes ir sakyti, Lina, kas čia vyksta. Ir man užtruko gal pusę minutės paguglinti dalykus ir rasti atsakymus, kur jau visas Facebook'o, visa siena buvo tiesiog užflūdinta melaginga informacija. Tai man ten buvo toksai, kur tai čia yra, kaip mes tikrinam. Ir iš esmės Lietuva juk pirmauja apie tai, kiek mes netikrinam informacijos ir šiaip kiek pasiduodam melagingom žiniom. Ir neatsparus esam dezinformacijai. Tai tokie skaičiai ten šiaip tai liūdna yra. Liūdna, nes jeigu būtų kažkokia rimtesnis dalykas, tai aš taip suprantu, kad tiesiog reikėtų išjungti visus socialinius tinklus ir palikti LRT, kad tiesiog vestų. Jo, ir visada su mokiniais kalbėdama skatinu, netgi jeigu mano nuomonė kažkurio klausimu yra susiformavusi ir galbūt jinai yra tikrai ir pozityvi ir nešant gerą žinią kažkokią ir vis tiek pasidomėti kitomis perspektyvomis, kitokiais požiūriais ir iš dalies netgi ir dėl to, kad atsirastų suvokimas, kad pasaulis yra toks, koks yra. Niekada visa žmonija nemąstys vienodai. Mes visi visada turėsim skirtingas nuomonės ir irgi išmokti su tuo išbūti pasaulyje, kad mes matome iš skirtingų požiūrio taškų. Gali būti ta nuomonė susiformavusi yra iš praeities patirčių, galbūt šeimoje išgirstų žinučių ir panašiai. Ir taip sakant, nesusipriešinant, nemąstant, kad tu galvoji kitaip nei aš, vadinasi, tu esi mano priešas. Tai irgi tokių tiesiog mokėti pagarbiai diskutuoti, mokėti, gerbti tą kitą nuomonę. Aišku, nekalbu apie tas žalingas jau tokias ar ne, kur tikrai skatinančias ir diskriminaciją ir panašiai, tas žinutės, bet tiesiog skirtingų nuomonių priėmimas, aš manau, kad tai yra geras dalykas suvokimui pasaulio ir biškutėlį priėmimui to, kad taip, aišku, gera save apsupti žmonėm, kurie vis mąsto taip pat kaip aš, ar ne, ir tikrai jaučiuosi saugiai ir aš manau, kad tai yra geras dalykas apsupti save to tokiu draugišku, sveiku žmonių ratu, tačiau ir priimti tai, kad yra kiekvienoje temoje yra daug skirtingų požiūrių taškų ir tai yra, aišku, nuomonė keičiasi, nėra iškalta akmenį, taip sakant, tai žmonės irgi per diskusiją gali keistis ir turėti, apsišarvuoti tokiais argumentais, žinant, kad kitas žmogus mąstys, pavyzdžiui, šitaip ir aš jau turiu argumentų, kaip aš galėčiau diskutuoti šitoj temai, yra labai geras dalykas. Tai kuo mes daugiau pažiūrėsim iš skirtingų požiūrio taškų, tuo mes geriau eisim į diskusiją. Taip, trumpai gal apibendrinant, tie socialiniai tinklai gali jaunam žmogui padėti ir galbūt save priimti, tinkamai atrenkant informaciją, arba atvirkščiai sukelti daugiau abejonių.
Taip, ir aš dar tik pabrėžiu tą, kaip anksčiau minėjau, kad labai svarbu irgi kuruoti savo socialinę mediją. Tai jeigu, pavyzdžiui, ypatingai kalbant apie kūno priėmimą, ar ne, tai labai tikrai tai yra didžiulė problema, kad tiek merginos, tiek vaikinai, kuo toliau, tuo labiau, man atrodo, ir vaikinų tarpe didėja ta kūno dismorfija, ar ne, problema. Tai irgi, jeigu mes nekuruojame savo socialinės medijos ir mums nuolatos meta, ar ne, paveikslėlius, vaizdus, kurie tik pagilina mūsų problemą savo kūno nepriėmimo, tai iš tikrųjų mes nepadedam savo. Tai va, šitoj vietoj irgi padėti mokiniams tiesiog suvokti, kad aš valdau savo socialinės medijos, kas pas mane plaukia, ar ne, ir aš galiu taip susidėlioti, kad daugiau pas mane ateitų tos pozityvios žinutės, kurios laikui bėgant gal iš tikrųjų padės pakeisti ir mano mąstymą, ir mano savęs priėmimą. O šitoj savęs priėmimo ir tyrinėjimo temoje, nežinau, galvojant apie tą jauną žmogų, kuriam gali kilti baimių ir klausimų apie savo lytinę tapatybę ar seksualinę orientaciją, ar turi kokių patarimų, kaip kalbėti su savo draugais, mokytojais ar net tėvais, kaip užmegzti tokį pokalbį? Nežinau, man atrodo, kad apskritai savęs ieškojimas, ypatingai paauglystėje, yra toks vienas didelis darbas, augant iš paauglystės ir perinant į suaugystę. Ir man atrodo, jisai nesibaigia ties tada, kai mes, nežinau, ateiname į 18 metus. Čia, žinot, kažkokia tokia linija yra gyvenimo, sulaukia 18 metų ir viskas augęs žmogus. Tai man atrodo, kad tas tapatumo ieškojimas apskritai jisai nesibaigia visą gyvenimą. Tu vis tiek ieškaisi, kas tu esi, kas tau patinka, kokie žmonės tau patinka, juk visą gyvenimą, man atrodo, keičiasi tie dalykai, santykiai, supratimas apie savęs. Apskritai, šitoj temai, man atrodo, yra svarbu pradėti kalbėti su savim, reflektuoti su savim. Aš dažnai jauniems žmonėms labai patariu išmokti arba pasimokyti reflektavimo apie save, kad tai galėtų būti ir kasdieninė praktika, ar ne, apskritai, apie ką aš šiandien džiaugiuosi savyje, kas aš esu, kas man patinka, kas man nepatinka, kokios mano savybės mane žavi, kur aš norėčiau augti ir panašus dalykai, kas man padeda labai išsigryninti, kur aš galiu augti. Gali būti, kad ir paauglystėje atsiranda tie klausimai apie tai, kas man patinka, kurios lyties žmogus man patinka, gal man patinka klasiokas, gal man patinka klasiokė. Ir čia, man atrodo, reikėtų leisti savo šiek tiek pabūti su šitais klausimais. Suprantu, kad visuomeniai šita tema šiuo metu yra tokia, kur jokių būdų jokių klausimų neduoti. Tai aš esu priešininkė šito, aš esu šalininkė už tai, kad duoti savo klausimų, kalbėtis ir čia man atrodo, nėra vieno patarimo, kaip, pavyzdžiui, kalbėti su savo tėvais, nes vieni tėvai gali būti labai priimantis, kiti labai atstumintis. Ir tada su tuo pačia turbūt pokalbiu tu negali ateiti pas vienus ir ateiti pas kitus tėvus su tuo pačia kažkokia žinute, nes gali būti priimama visiškai kitaip. Tai mes dažnai irgi sakom, jeigu jaučiasi, kad tėvai nėra labai palaikantis šitose temose, galbūt pradžiai paruošti juos, kažkaip pasitikrinti, kokia yra situacija, ar aš galiu ateiti su šitais klausimais pas tėvus, nes labai norėtųsi, kad galėtų jauni žmonės ateiti ir man atrodo, mūsų visų tikslas yra, kad tėvai, globėjai būtų tie pirmi žmonės, pas kuriuos tu ateini su svarbiom temom, pas kuriuos tu ateini su iššūkiais, kuriuos nori spręsti, bet turim ir tokių pavyzdžių, kai žmonės jauni atsiskleidžia ir juos išvaro iš namų, arba pasako, kad tu nebesi mano vaikas, arba pasako, kad tu nenori vartoti šitų žodžių, žodžiu, visokiais žodžiais išvadina. Ir tada man labai asmeniškai gaila, nes man atrodo, kad tai yra pats brangiausias santykis, kokį tu gali turėti ir jisai yra vienu sakiniu nubraukiamas visą tą, ką tu turi. Tai man tada labai skauda dėl jaunų žmonių ir dėl to aš visada sakau, kad pirmą pasižiūrėkime į mūsų saugumą. Jeigu man yra saugu toje aplinkoje atsiskleisti, jeigu saugu tyrinėti, tai tada ir aš tyrinėju. Jeigu ne, vadinasi, reikia ieškoti aplinkos, kurioje man bus saugu. Nes man atrodo, pirmoji ir svarbiausia dalis yra jaunų žmonių saugumas. Ir sakau, kad tie jauni žmonės galėtų save patirinėti kažkaip saugiai ir atsakingai, kad galėtų gauti atsakymus į tuos klausimus, nes jeigu tu negauni ir sako, paskui sužinos. Žinai, čia kaip būdavo vaikystėje, paklausi, ko nors, tai kai suaugs sužinos. tai taip, sužinosiu kažkada iš kažko, bet klausiu tai aš tavęs dabar ir noriu šitą atsakymą sužinoti. Ir turbūt sužinai kažkokius dalykus iš savo ten draugų,
žurnalų ir panašiai. Ir lygiai taip pat, kai mes prieš tai šnekėjom, gali būti, kad tada tu eini į internetą ieškoti atsakymų, nes vis tiek tu atsakymų nori. Kas yra ta tapatybė, kodėl man čia patinka, ar aš esu normalus ar normali, jeigu man patinka tas žmogus, o ne kitas žmogus. Ir faktas, jeigu tu ateisi kažkokią tai Instagramo profilį, kuriam pasakys, kad viskas okei, pasiklausyk savęs, pasakyk, kaip tu jautiesi, tai viskas bus gerai. Bet jeigu tu ateisi į labai radikalią pusę, kur sako, kad tuos žmonės reikia, nežinau, kažką jam padaryti, ar ten šaudyti, arba kažką, tai kaip tu tada jausies? Nu tai iš esmės tavo čia jau yra trauma ir tu suprasi, kad tu niekada gyvenime klausi šito klausimo ir gyvensi kažkokiam tai, kitam susikurtam tapatybei kažkokioj. Ir kalbant apie draugus, tarkim, klasės draugus, ar ne, tai aš turbūt irgi labai panašiai sakyčiau, kad, tiesiog daug klausytis, ką kalba jau mokiniai, klasės draugai šitose temose. Nes kartais, aš turiu įsitikinimą, kad du labai skirtingi jaunuoliai, pavyzdžiui, vienas konservatyvių pažiūrų ir vienas progresyvių ar ne labai pažiūrų, jie gali labai puikiai susibendrauti ir sudraugauti, jeigu jie tiesiog gerbia vienas kitą ir leidžia. Tiesiog tokia esminė žmogiška pagarba yra empatija ir panašiai, kas labai dažnai nutinka, aišku, kai ypač tarp jaunų žmonių, kad iš tikrųjų ta nuomonė atrodo, jinai yra tokia labai kategoriška ir viskas, kas nesutinka su mano nuomonė, tai yra blogai. Irgi jeigu man kyla klausimų, ar ne, jeigu man yra sunku, aš išgyvenu ir noriu jaustis, kad priklausau, noriu jaustis priimtas, tai vis dėlto, aš nežinau, gal visai ir gera idėja yra bent kurį laiką apsupti iš tikrųjų save žmonėm, kur galbūt jų nuomonė ir nesutaps, bet jie bent jau bus šilti ir priimantis, ir išklausantis, ir suprantantis kažkokį tą išgyvenimą. Tai tiesiog šitoj vietoj galbūt, iš tikrųjų stengtis atsirinkti, su kuo leidžiu savo laiką, ar tai man tas santykis yra, po kurio aš jaučiuosi gerai, šiltai ir saugiai, ar tai vis dėlto yra tos santykis, kur pabendravus aš grįžtu namo ir tiesiog čiuosi menka ir kažkoks, kaip tas mėgstamas paauglių žodis, nenormalus ar nenormali, ar ne, tai šitoj vietoje aš manau irgi kaip ir socialinę mediją pakuruoti, taip ir savo draugų ratą šiek tiek pakuruoti. Magdalena, kas tau jaunystėje padėjo? Tiesiog būti savim ir su savim reflektuoti arba savęs ieškoti. Tikriausiai palaikantys žmonės aplinkoje. Universali taisyklė. Jo, bet čia yra momentas tas, kad kažkaip, aš jaučiu labai gerą, Kamilė, tu pasakei mintį, kad net ir skiriasi nuomonės, mes galim būti kartu tada, kai mes kažkaip neradikaliai norim kažkokio dalyko, man atrodo. Taip, yra žmonių, su kuriais tu negali niekada diskutuoti ir čia yra toksai dalykas, ar ne, kad aš dažnai sakau, padiskutuokime iki to lygmens, kai mes diskutuojam. Ne kai susėdam priešingose stalo pusėse ir tiesiog vienas žmogus vieną sako, kitas žmogus kitą sako ir niekada gyvenime šitie du keliai nepersikirs. Tai tada tokiu atveju ne. Bet jeigu mes galim kažkaip tikrai pagarbiai diskutuoti, apsikeisti nuomonėmis, pasakyti, kodėl man tas svarbu, kodėl man anas svarbu, ir tai tada tikrai mes galim turbūt ir būti ir egzistuoti šalia kitų. Prie to pačio taip norėjau paklausti priešingai iš mokytojų arba tėvelių perspektyvos, kokie gali būti patarimai, kaip jiems užvesti pokalbį su savo paaugliu, pavyzdžiui, LGBT temomis, jeigu nori sukurti saugią aplinką ir leisti tam paaugliui, tiesiog turėti kažkokią įtraukiančią ir palaikančią aplinką, tyrinėti savo tapatumą. Aš asmeniškai kokį patarimą duodu tėvams, tarkim, tai vis tiek būna, kad ar kartu filmą kokį žiūri, ar nežinau, važiuodami mašinoje, ten radijoje kažką išgirsta tą temą ir tiesiog iš savo perspektyvos kažkaip tai pasakyti ir taip, nežinau, ar jeigu nelinkęs paauglys ar paauglė kalbėtis, gal taip iš karto paimti ir uždavinėti klausimus, gali užsiblokuoti paauglys ar paauglė, bet pasakyti kažkokiu švelniu būdu, taip pradėti tokį pokalbį, padiskutuokim, aš tai taip galvoju, kaip tu galvoji, tai manau turbūt geras dalykas būtų. Mokytojams apskritai turbūt, ta prasme, didžiausias dalykas, nes išgirdus patyčias reaguoti iš karto ir jau irgi pokalbį turėti. Ir patiems nesityčioti. Ir patiems, taip, kitas dalykas būna ten, nežinau, per literatūros pamokas, per istorijos pamokas, nežinau, biologijos pamokas gal irgi. Jeigu būna tema kažkokia, nežinau, ir apie šeimą ar panašiai, tai irgi praplėsti tai, ar ne, kad
kaip vat, skirtingai mes galim suvokti, kas yra šeima ir kokie čia mūsų požiūriai galėtų būti ar ne ir panašiai. Tai. Primename, kad jūs klausotės podcast'o Love, Act and Filter, saugi erdvė kalbėti apie viską. Tęsiant pokalbį apie LGBT paauglių ir jaunuolių saugumą mokyklose, įdomu paklausti, kaip galvoji, kokia situacija Lietuvoje šiuo metu mokyklose? Situacija, mano nuomonė, yra vienareikšmiškai gerėjanti. Tikrai? Ta prasme, kaip kur. Bet, pavyzdžiui, tikrai, aš, nesitikėjau, nes esu važiavusi kelias mažas mokyklas mažesniuose miestuose ir tikrai galvojau, kad ten bus bloga situacija. Ir buvo ten, pavyzdžiui, ir translyčių mokinių ir taip gražiai ten visi priėmė ir taip gražiai, taip sakant, asistavo tuos mokinius ir man, taip gera buvo, kur aš Vilniuje pagrindą dirbu, tai Vilniuje dažnai nepamatysiu šitokių gražių pavyzdžių. Čia, man atrodo, ironija yra, kai visi nuvažiuoja į mažus miestelius ir jie sako, tai jūs ten Vilniuje pasilikit, bet čia suaugę sako, jūs ten Vilniuje pasilikit su šitom temom, jūs čia neveškit į mūsų mažus miestelius šitų temų ir tada mažose miesteliuose yra paprasčiau kalbėtis tapatybės temom negu didžiosiuose miestuose. Nes didžiosiuose miestuose tau grasina, kad jokių būdų tu negalėti įti į mokyklą, nes jeigu išgirsim, kad kalba šitom temom, tai čia nežinau, kas bus. Tai šiek tiek toks disonansas atrodo. Visiškai sutinku jo. Ir pačiam Vilniuje, ar šiaip didžiuosiuose miestuose turbūt irgi, labai priklauso nuo mokyklos. Kodėl sakau, kad situacija gerėja, tai tikrai yra mokyklų, kur galbūt jinai yra tokia pati, kur vyksta patyčios ir niekas nekreipia į tai dėmesio ir mokiniai neturi su kuo pasikalbėti ir nėra tos saugios kažkokios aplinkos. Bet aš manau, kad daugėja mokyklų, kuriuose atsiranda tų saugių erdvių, atsiranda pokalbių ir svarbiausiai yra reaguojama į patyčias ir panašiai. Dabar irgi neseniai rašė kolega iš Renkuosi mokyti projektą, tai jisai mėnesį padirbo mokykloje, jis ką tik pradėjo dirbti mokytoju ir jau sulaukė prašymų iš mokinių pakalbėti apie, kaip jisai įvardėjo, kaip mokiniai įvardėjo apie homoseksualumą ir jam surašė visokius anoniminius klausimus, tai irgi taip, ta prasme, labai gilių tokių matosi, kad mokiniai nori apie tai kalbėti ir apie savo išgyvenimus visokius ir man tai buvo nerealu, kad tu per mėnesį sukūrei tą atmosferą, kurioje mokiniai prašo tavęs kalbėti tomis temomis ir ant tiek tavim pasitikė. Ir čia, man atrodo, yra svarbus momentas, kad tu pasakei, Kamilė, kad patys mokiniai nori šitų temų, ne visi ir ne visos. Tikrai, ta prasme, mokiniai ir mokinės yra labai labai skirtingi ir skirtingos ir čia su tuo viskas yra puiku, bet ir patys mokiniai, jiems yra įdomu, nes visa tai, kas vyksta apskritai visuomeniai, tas persiduoda ir jauniems žmonėms. Mes įsivaizduojam, kad rinkimai, nors jaunimas nėra pats aktyviausias rinkimuose, kas yra gaila, bet visa tai, kas vyksta aplinkui, nežinau, ten debatai, kažkokios momentai iš debatų, kažkokių politikų pasisakymai, dar kas nors, jie vis tiek paliečia jaunus žmonės ir jie girdi šitas temas ir jie nori kažkokių tai atsakymų padiskutuoti kažkur šitas temas atnešti ir man atrodo tada susiduria su suaugusiais žmonėm. Ir jeigu tu neturi kažkaip saugios erdvės tam, tai lieka, kad kalbėsi vis tiek tarpusavį, nes jauni žmonės kalbasi. Man čia kažkaip norisi pasakyti, kad mes galim uždrausti viską, ne? Amerikoje uždraudžia knygas kai kuriuose valstijose apie įvairovę ir ten įtraukti ir taip toliau. Tai ar mes galvom kažkaip, kad jauni žmonės tiesiog nesusiranda tos informacijos ir jie taip tokiam vakume ir gyvena, nes man atrodo, kad čia tada labai nuvertinam jaunų žmonių galimybės ir gebėjimus. Jeigu kažkur vidury miško gyvena, neturi prieigos prie interneto ir kitų žmonių, tai gal variantas, kad iš tikrųjų negalvoja apie tai. Gali būti. Bet Kamilė patikė gražų pavyzdį, kad kai atsiranda saugus suaugęs žmogus, tų klausimų kyla ir jaunimas kreipiasi. Ir tuomet tikriausiai tapatumo temos pabaigai rūpi paklausti ir įvardinti mūsų klausytojams, kur galima kreiptis psichologinės, emocinės pagalbos. Aš visada sakau, kad jeigu nėra į kur kreiptis iš artimos aplinkos, visada yra vaikų arba jaunimo linija, kurios yra ruošiamos įvairiems pokalbėms ir įvairioms situacijoms. Galima internetu susisiekti, galima telefonu susisiekti. Tai čia yra vienas tas momentas, kur tu gali nemokamai gauti pagalbą. Lygiai taip pat, aišku, visada sakau, kad susiraskite savo
savo jaunimo centrus, kad ir kur bebūtumėt, praktiškai visose savivaldybėse šiuo metu yra atviri jaunimo centrai arba atviros jaunimo erdvės, kuriuose dirba irgi jaunimo darbuotojai, kurie ir kurios yra ruošiami įvairiom temom kalbėtis ir užtikrinti saugią erdvę jaunam žmogui. Lygiai taip pat, aišku, tie Instagramo kai kurie profiliai, juose irgi galima rasti atsakymų, galima užduoti klausimus, galima gauti atsakymus į savo klausimus. Tai čia tokia turbūt ilgesnio laiko pagalba, kurios reikėtų palaukti. Aišku, psichologai ir psichologės, nežinau kaip kitose savivaldybėse, bet Vilniuje yra dabar galvoju, kaip jie vadinasi, jaunimui palankių sveikatos priežiūros biurai arba kabinetai, turbūt taip. Jie yra 4 poliklinikose Vilniuje, Karoliniškių, Lazdynų, Centro ir dar vienoje, kažkas supyks ant manęs, nes neatsimenu šiuo metu, bet ten irgi galima gauti įvairią pagalbą įvairiom temom ir apie sveikatą, ir su lytiškumu susijusiom temom. Tai aš jaučiu, kad tai irgi yra vienas iš tokių dalykų, kur gali jauni žmonės kreiptis. O aš labai sena pasirodysiu, jeigu paminėsiu, kad, pavyzdžiui, man tai, šiaip labai nemėgstu Facebooko jau dabar, bet ten yra fainų grupių, kur tikrai like-minded people susirenka ir gali savo tą tokią bendruomenę susirasti. Man atrodo, Discordas ir Redditas yra tie momentai, kur yra renkamas į grupės. Dėkojame, kad klausotės Love Act Unfiltered. Šis podcastas sukurtas įgyvendinant ES finansuojamą projektą Love Act, kuriuo siekiama užkirsti kelią smurtui lyties pagrindų, pasitelkiant visuminį lytiškumo ugdymą. Per praėjusius metus apie intymius ir kitus santykius kalbėjome su mokiniais, mokytojais ir šeimomis 7 skirtingose šalyse. Kartu su jais ir jomis rengėme šią kampaniją, kad pasakytume pasauliui, kaip labai mums reikia daugiau ir geresnio lytiškumo ugdymo mokyklose, kad kartą ir visiems laikams būtų nutrauktas smurtas lyties pagrindu. Perklausykite kitus podcast'o epizodus ir susipažinkite su mūsų kampanija svetainėje thegendertalk.eu. This podcast was created as part of the Love Act project, an EU-funded project which aims at preventing gender-based violence through comprehensive sexuality education. In the past year, we have talked about sex and relationship with students, teachers, and families in 7 different countries. We have built this campaign with them in order to tell the world how much we need more and better sex education in school to end gender-based violence once and for all. Listen to other episodes of the podcast and check out our campaign on the gendertalk.eu.